O dėl ko žmonės nutunka dažniausiai? Įpročiai atsinešti iš šeimos, vėlgi ta pati savivertė. Jeigu aš turiu įsitikinimą, kad jeigu aš daug dirbsiu, būsiu labiau vertinamas, tai pusryčius pamesti labai lengva, nes o kam juos valgyti, arba pusryčius, arba pietus, arba vakarienę, o kam juos valgyti, tik dar gražesnė būsi. Mes esame atsinešę iš šeimos. Vaikam vedžiau paskaitą būtent apie pusryčių svarbą. Ir ten sėdėjo 11 vaikų ir tik 2 iš jų pakėlė ranką, kad jie valgo pusryčius. Tai reiškia, mes turime iš šeimos atsineštus tam tikrus įpročius apie maistą ir mitybą. Mes turim tą beprotiškai skubantį gyvenimo tempą, kur maistas yra antraplanis dalykas. Mes turim tą momentą, kad kam man valgyti, jeigu man reikia padirbti. Ir va taip po truputėlį nuo pat vaikystės sąlygoja visą tą istoriją, kad rezultate atsitinka taip, kad nuo vaikystės pusryčių nevalgymas mane išmoko darbus kelti prioritetų aukščiau, savivertė žema, darbai svarbiau ir rezultate aš turiu augantį svorį.